Ok, pirmas veilas, tas šudukas jis nieko nesiurbė. Niekas negimė žinodamas, kad jis toks šūdinas. Einu ieškot, nes reikia išsiurbti ir išvalyti. Kaip man išsiurbti, jeigu aš nežinau kaip išsiurbti. Einu ieškot, siurbliuku. Žodžiu, pasirodo, tiesiog ne tą įrankį naudojau. Tas špumpoklis, man atrodo, yra tiesiog sifonėlis. Čia radau tokį normalesnį tepalo ištraukimui skirtą darbą. Nu, jis lyg tai siurbė, bet kadangi ten tiek purvo, tai jis užsikemša. Bet nu reikia kažkaip į čia išgelbėti. Nu davai, pumpuojam toliau. Taip, tai prašvabravau. Vaizdas toks šlikštokas, žodžiu, pilna tokio brudo, nežinau, ar čia metalinis abrazyvas, ar dar kažką. Nu, žodžiu, tai yra blogai. Bandžiau ant pagaliuko užsirišti skuduro ir kažkaip švabruot, nu tai tą dugninį brudą išvaliau, nu dar ne visą, nu ten dar guli. Bet kol kas tai čia žiauru. Ir kodėl tai yra blogai? Esmė, kad pneumatinė sistema turi būti labai graži, labai sandari. Ir bet koks va toks šudukas, grūdukas ir panašiai patenka į sistemą ir jisai brūžinasi, sandarumas yra prarandamas. Nu, aišku, aš tikiuosi, kadangi čia tiek daug to brūdo, jis visas tepaluotas, gal jis nepatenka į bendrą sistemą. Nu, bet, sunku pasakyti, aš net neįsivaizduoju, kaip čia jį reikėtų išvalyti. Prasme, jisai čia kokie šitie kanalai yra, kokie 20 cm gylio, pakankamai aukšti, apsinešę, nu, nežinau, nu, bandysiu toliau švabruot. Gal čia mes kažką iššvabruosim. Kaip nors. Nu, šito negalėjau neparodyti. Žodžiu, įsigudrinau su siurbliu dirbtuviu, kuris gali skysčių siurbti. Ir žodžiu, žiūriu, kad ten labai viskas byra, žinai. Ir ten kažkokie darniniai. Na, jau nukrapščiau. Vos ne kažkokio abrazyvo, o matot, visą krūvą. Dabar, bet ten va kampe buvo priskretę. Išdraskiau kiek eina. Ir biesas žino, kas čia gali būti. Vos nesmėlis. Ale. Kažkaip įtariu, arba praeiti savininkai visiškai jo netepdavo, ar čia taip prisidirbo to abrazyvo, arba čia dar nuo gamyklos, kada frezavo ir prikrito šiukšlių, jos ten prikepė ir paliko. Bet vėlgi vėl tas eilinis įrodymas, kad sovietiniai dalykai dažnai yra tiesiog iš šūdo dirbti. Blemba, kaip užnisa. Geras daiktas, bet kas čia per bardakas, nu kebra, what the fuck. Nu ką, sveiki atvykę mano krūtinės. Žodžiu, pabandysim dabar. Tvarkysim sriegius. Nesu gyvenime niekada to daręs. Turiu čia vat rinkinuką sriegių pataisymo. Kaip suprantu. Imi grąžtą. Imasi grąžtas. Nes lygė. Taip. Ja, va to ir bijojau. Ja. To labiausiai nenorėjau, kad atsitiktų, kad visiškai išlaužtau. Ok. Visi darom klaidas. Ypač pirmas. Tokias. Dabar reikės sugalvoti, kaip čia. Tikriausiai reikės kažkokią plokštelę dėti ir dėti ilgą varžtą. Čia nieko nebus. Dabar taip prasimali. Žodžiu. Ups. Gerai, grįžtum į timelapsą. Žodžiu, grįžtam prie to, kad čia šiknarankiai darė šitą dalyką. Aš pirmą galvojau, gal čia, žinai, nuo naudojimo išlūžė, bet tada pasižiūrėjau atidžiau. Tai ta skylė yra kampu išgręžta. Čia, pavyzdžiui, viršutinė, tai yra pakankamai taisyklingai. Tu prasme, čia palikta mėsos ir pataikyta per vidurį. Čia beveik, čia jau irgi eina ant krašto išlūžė. O čia visiškai ėjo per kraštą ir todėl išlūžė, nes čia špižius. Va, čia špižius.
truputį ir ištrupėjo pagal idėją. Ką galiu pabandyti daryti, bet galimai nieko nepadės. Pridarys dar tik tais daugiau problemų. Tai bandyti pavirint, davirint mėsos, tada pragręžt. Tada bandyti sriekt. Nes dabar tai... Nežinau. Jo, ir šitas pirštukas išsiėmė labai lengvai, nes čia visi sriegiai išklerė, tai viską, žodžiu, pragręžta, tik dabar reikia galvoti, kaip su šitą skylę daryti. Pabandysiu ant durniaus pavirint, gal padės, ką gali žinot, būt gerai, jeigu tai padėtų. Kitas variantas - bandyti uždėti plokštę. Ir bandyti šalia pragręžt kaip nors, bet blemba garantų, kad taip paeis yra mažai. Nes nėra čia tos mėsos daug, kur čia gręžt visai. Tai va, tokios takelės šitoje vietoje. Bandom, galvojam kažką. Pabandysiu pavirint, gal padės. Nu ką, praėjo 24 valandos, dabar yra Velykos. Jei ką, aš nedirbu, aš krapštausi, todėl legalu viskas, ką aš čia darau. Žodžiu, kas jau padaryta. Čia, kur trūko mėsos, davirinau mėsos. Gal ne idealiai, bet nugavus. Čia biškį viršutinis tas ištrupėjo, bet nieko baisaus. Ir, žodžiu, vienas dalykas, iš ko galim visi pasimokyti. Parodysiu klaidą, kurią padariau, tai kad tas sriegių taisymo rinkinys, kur yra graštelis, sriegiklis ir ten tokios spiralės, kurios įsikiša. Vienas dalykas, kurio nežinau, kad dažniausiai sriegikliai būna šūdinesnės kokybės. Ir čia, kadangi virinta ir atvėsta gana greitai, nes pneumatas išsiurbė visą šilumą iš siūlių. Aišku, nelabai yra gerai virinti taip pašpydžių, gal iš viso nėra gerai, bet ką padarysi. Tai siūlės labai sukietėjo, virinimo viela, jinai yra dažniausiai daugianglis plienas, tai supras, kad greitai atvėsis bus kietesnis. Nu ir iš esmės, faktiškai po pirmos prasiriektos skylės, kai tik pabandžiau va čia sriekti, jisai susigadino. Ir šūdinai sriegė, faktiškai nesriegė. Tai ką dariau, radau panašiausio diametro sriegį M12. Žingsnis sriegių neatitinka, bet pradžią pradėdavau su M12, tik tais pradžio. Ir tada jau pereidavau ant to normalaus iš rinkinio, tai tada jis jau pragręždavo kažkaip jau. Na ir tada Loctitas, vadinamas ant šitas threadlockas, kad neprasisukinėtų po to varžtai. Nu, stangriau laikosi tada ta vielutė. Ir viskas. Dabar baigiau. Dabar liko tik tais išsiurbti, kur reikia. Čia tų švieselę jungsiu. Išsisiurbti ant tuos grūzus, kur beliko. Faktiškai jau švaru beveik, bet vis tiek. Reikia išsiurbti ir pašveisti paviršių, pašveisti to paviršių, išpjauti naują tarpinę ir šita vieta bus jau sutvarkyta. Ačiū Dievui. Tikrai trukau čia daug ilgiau negu norėjau ir galvojau, kad truks. Žodžiu, nieko gero. Įsirėgiau šriubus ir nieko gero. Prasisuka. Prasisuka ir eina oras. Gal net galiu pademonstruoti. Taip neturėtų švokšti. Tai va, tai išardysim. Ir
bandysim vėl tvarkyti. Nu, pagaliau sutvarkiau. Žodžiu, kol nieko nematėt, ką dariau. Padariau taip, kaip nereikėtų daryti. Pirmą pagalvojau, kad aš va tą skylę su įvorė užvirinsiu, nu jį pragręšiu, nu jį prasreiksiu. Bet, ką aš prieš tai kalbėjau, virinimo siūlės greitai atvesti, jos yra sunkiai apdirbamos, taigi negrėžė. Tai ką aš dariau, aš tiesiog šitą žodinę plokštę užvirinau. Taip tikrai nereikėtų daryti, bet veikia. O visur kitur, kur leido oras per vaštus, tiesiog teflonų pavyniojau biškį ir visur pritraukė, va, kiek guma išlindus per šonus, nu, tai reiškia viskas gerai. Ir tikrinau, įjungiu pneumatą, apipuškį VD cam, jeigu matai, kad eina burbuliukai. Įprastai tai šiaip net ne VD, naudoja vandenį su muilu, bet labai tingiau įti ieškoti vandens su muilu. Aš nesiprausiu niekad gyvenime. Tai, žodžiu, VD 40 naudojau. Įva, pagaliau šita dalis baigta. Ir kadangi esu čia pat, tai eisim prie šito va daikto.